was an old farmer who lived on a rock. He sat in the meadow just shaking his fist at some boys who were down by the creek. Their feet in the water, their hands on their marbles and playthings, and at 4:30 there came a young lady. She looked like a pretty young creature. She sat on the grass. She pulled up her dress and she showed them her ruffles and laces and white fluffy duck. She said she was learning a new way to bring up her children. Taigi, mes gavom uždavinį sukurti visuomeniai naudingą daiktą. Gali būti bet kas, ką tik sugalvoja. Na ir jūsų pasiūlymai? Motociklas. Ne, toks yra. Ne, nu gerai. Vienaratis. Jo, vienaratis. Nu, kaip mes laikysim? Ne. Keturatį. Keturatį jau pilgai. Šeširatis. Mes norim sukurti dviratį. Puiku. Iš ko jis bus padarytas? Iš medžio. Iš medžio arba iš metalo galim padaryti. Sumąstysim, Jūs viskas turite laiko pakeliu. padaryti savo darbą? Savaitę. Savaitę. Dvi. Susitikimas baigtas. Gerai, čia viskas okei. Gali gintis. Dedam. Nieks nemato. Всё. Taip, tėvai. Va. Dviratis. Ne iš metalo, bet važiuoja. Nežinau. Turintis visus privalumus. Yra vairas. Porą metų laikys. Gal nesurūdys. Gal porą mėnesių maksimum. Biškį grandinę patepsi ir bus gerai. Tikrai gerai. Lemba. Galvojam, gal bus trūkum, bet... Ne, viskas gerai. Kaimietiškai atrodo, bet Kartais žinok vairas krenta, bet tu nekreip dėmesį. Nu tai užsimuš. Įsimuš. Ne mūsų reikia. Jaunuoliai sumnau. Čia, kad išimti. Jaunuoliai. Jo, mes čia su mokytoja prikolinam, jo. Tai sakyk.